Diafragminis kvėpavimas tai yra pratimas, kurio metu atpalaiduosime apatinės nugaros dalies raumenis ir užpakalinės diafragmos skaites. Jį pradedame taip. Atsigulime ant nugaros, keliai sulenkti maždaug 45 laipsnių kampu. Nugaros esminė dalis turi būti visiškai prigludusi prie grindų. Susidaro tiesi linija tarp grindų, nugaros apatinės dalies, menčių ir pečių bei galvos. Atsigulę į tokią padėtį, lengvai kvėpuojame. Prieš pradedant pratimą svarbu suprasti, kad kelis akcentus. Pilvas turės būti išpūstas, įkvėpsime lėtai ir giliai. Taigi pradedame kvėpuoti. Lengvai kvėpuodami surandame padėtį, kai pilnai įkvėpdami į pilvo apatinę dalį visiškai turime išpūsti pilvą. Išpūtę iki maksimumo turime įtempti pilvo preso raumenis ir taip sustabdyti pilvą būtent toje pozicijoje. Įsivaizduokite, kad pilvo ertmėje turite balioną, kurį viso pratimo metu turėsime spausti pilvo preso raumenimis. Taigi pilvas maksimaliai išpūstas, pilvo preso raumenys įtempti ir taip spaudžiame balioną. Tokioje padėtyje tęsiame kvėpavimą. Iškvėpiame lėtai lauk, net palaiduodami pilvo preso raumenų. Iškvėpiame. Vėlgi įkvėpiame lėtai ir jeigu pastebėsite, pilvas turi išlikti iš esmės įtemptoje padėtyje išpūstas. Susidaro didelis slėgis pilvo ertmėje, kuris ir atpalaiduoja tuos užpakalinės srities raumenis. Taigi, įtempę pilvą, jis yra išpūstas, ramiai kvėpuojame. Į vidų ir atgal. Pastebėsite, kad krūtinės ertmė kyla minimaliai. Galite padėti ranką ant savo pilvo preso tam, kad jaustumėte pačią pratimo eigą. Ar kyla pilvas, ar jis lieka išpūstas ir ar nelieka. Taigi taip atliekamas diafragminis kvėpavimas.